Sveiki visi, su jumis sveikinamės iš pačio reguliariausio podcasto Lietuvoje, tai Sportland podcasto. Ir čia su jumis visų pirma Deividas Maconka, Žygimantas Gečas ir šiandieninis mūsų svečias, kuris pastaruoju metu patapo viral, lietuviškai kalbant. Ir tai yra futbolo treneris iš futbolo akademijos. Tai yra Ignas Kurklietis. Taip pasakiau, ar ne? Tikrai taip, sveiki vyručiai. Labai gerai. Vis laik galvodavau, pasižiūrėjęs tavo vardą pavardę, kad nepasakyčiau Kurklietis. Nežinau kodėl, bet vis laik. Aha, kažkodėl. Oi, mane visai yra vadinę, kurie ir Kurklaičiai yra pavadinę, tai, bet pataisai greitai ir labai gerai. Neapsikraunam. Tai tu pastaruoju metu, kiek sakėjai, kiek žinom, ir lankaisi, esi kalbinamas ir panašiai, aš tavęs užkulisiuose dar už kamerų klausiau, bet gal gali dar užtvirtinti. Mėgsti tu tą dėmesį tokį pridėtinį, ar nelabai? Tai čia tikriausiai ateina su tuo, ką tu darai, tai jeigu tu jo nemėgtum tikriausiai kažkiek, tai tu pradėtum vengti daryti tai, nes paprasčiausiai to nenorėtum. Nepasakyčiau, kad jis yra kažkoks kosminis. Patinka, smagu, kai ateina kažkas pasako gražų žodį, atpažįsta. Taip. Tai kol kas tai netrukdo ir tikiuosi, kad taip ir bus. Labai gerai. Tai beje, esi šaunuolis. Šaunuolis. Beje. Gerą žodį mėgstai. Šaunuolis, labai smagu. Aš pats mačiau video ir Davidui rašiau, kad sakau, kaip tik sūnui rodžiau trenerio video. Tai žodžiu. Taip, linkėjimai sūnui. Bet gerai, eikime iš karto gal į pradžią į senus laikus, į tavo vaikystę, į mokyklos laikus. Ir Davidai, ar tu turi klausimą paruošęs savo legendinį? Seniai laikai, 1990 nėra taip seniai, bet... Tai kokį legendinį klausimą? O tu nebeklausi legendinį klausimą apie? Ne, nebeklausi? Apie kėdus? Taip. Tai čia ne mokykla dar, bet žinoma. Tai yra pas mus legendinis mano klausimas, aš turiu problemą su kėdais. Kaip žinia, kaupiu labai gausiai jų ir vis naujų. Tai visą laiką klausiu mūsų svečių, ar prisimena savo pirmąją kėdų porą. Ir tiksliau, jeigu prisimena, tai kokia jinai buvo. Tai nebūtinai patys pirmi kėdai, bet kuriuos tu prisimeni. Nežinau, kėdų pačių gal ne, bet futbolo būtų galėčiau prisiminti. Tai buvo Adidai. Ne, Nike. Nike. Total 90, man atrodo, raudoni tokie. Kaip tai sugrįžo dabar į madą. Jo, kadangi jie buvo 3 išmerom per didelį, aišku, bet žiauriai gerai atrodė. Tai nešiojau, kol ten išplyšo viskas. Tai iš turgaus. Tėvai nupirko. Bet geri laikai būdavo, ar ne? Turguje atvažiuodavai, atrasdavai visokių brandinių, originalių ir nebūtinai originalių batų ir jeigu atrandi patinkančius, perki didesnius. Tikrai taip. Ir realiai gali ilgiau nešioti, nes žinai, kai vaikas nusiperka vieną porą savo tinkamo dydžio batų, nu tai kiek? Pusmetį panešios kažkas tokio. Aišku, ten treniruočių kokybė jaučia neprisidėjo ten tos 3 papildomas išmeros per didelį batai, būtsai, bet... Kamuolį lengviau užkabinti. Jo, užkabinti ir bet kur nuspirti, tai tikrai lengviau. Tai vartininkam gal praverstų. O tai gerai, kada tu pradėjai futbolo savo kelią, kada iš viso susipažinai su futbolu ir kaip prie jo prisilietei? Tai aš pradėjau nuo 1 klasės, nes iš mažesnio miestelio iš Biržų, kadangi esu, tai neturėjom tokios prabangos, kaip dabar turi ten pradėti ten darželį vest, tai aš tokios prabangos neturėjau. Ir ką aš atsimenu, tai 2006 metai buvo pasaulio čempionatas Vokietijoje, užteko pažiūrėti porą rungtynių, nueiti su tėčiu paspardyti ten kažkur tarp medžių ir viskas, man nuo to laiko taip užsikabino, aš ten taip laukiau, kol pradėsiu reguliariai lankyti treniruotės, nes būdavo penktadieniais, pavyzdžiui, turėdavau tokią šventę, nemego darželį, tėvai pasimdavo mane, tai grįžęs iš darželio papietaudavau ir eidavau stovėti prie stadiono, nes žinodavau, kad bus treniruotė vyresniem, ten, kur mokyklai mokos, nes aš gyvenau prie pat mokyklos, man ten pro langų stadionas matydavosi, tai nueidavau ir laukdavau, kad gal truks vaiką, gal pakvies, kai būtų faina, tai porą kartų pakviesdavo, yra pakvietę, tai labai smagiai aš ten atsimenu. Aišku, būdavo sunku, bet ten tas noras, žinot, kai noras didesnis už viską, tai eini ir ten džiaugiesi, kad tave kviečia ir kaifuoji. Geras, nes aš dabar kaip tik atsiminiau, kad būdavo irgi kartais vaikystėje žaidi krepšinį ir koks nors irgi, žinai, berniukas panašaus amžiaus mėtų į kitą krepšį, pasikvieti ir nebekvieti daugiau kitą kartą. tai dėl tam tikrų priežasčių. Tai tau taip nenutiko, kaip suprantu, ar ne? Ačiū Dievui, kaip ir ne, bet ten labiau tardavo žodį treneris, jeigu matydavo ten tuo metu, ne vaikai.
ten ir vaikštinėjai ir maždaug pakšė mane. Ai, nu okei, jo. Aš kaip tik kėdas galiu. užsimetęs, kaip tik turiu laiko. kaip tik Pavalgęs pasiruošęs. aš čia energijos, duokit kamuolį. Labai gerai. Tai tada 7 metų jau viskas pažengė į futbolą, jau į savo amžiaus grupę turbūt, ar ne? Ar ten buvo kažkaip, kadangi, sakei, mažesnis miestelis, gal ten miksą darydavo kažkaip? Taip, miksas tikrai nebūdavo, kad dabar atėjo visi pirmokai ir mes visi krūvoj tenai, visi naujokai duodamės. Ne, tai ten būdavo ir vyresnių vaikų, tai aišku, ten kažkiek lyg ir, pamenu, praskirdavo ir duodavo šiek tiek kitokių lyg ir pratimų, bet čia jau bandau taip samprotauti. Bet ta patirtis, kai tu gauni pažaisti reguliariai su stipresniais, tai automatiškai tau pačiam daugiau progreso gauni. 100%. Ir tikrai tai nebuvo vienas iš minusų, kas šiais laikais su mūsų padėtim visuomeniai, kai visi nori tik savo visko, tai tikrai jaučiu prisikabinto čia, kodėl mano vaikas su vyresniais sportuoja, jam ir taip sunku, bet tais laikais mes tik žais norėdavom, tai tik duokit. Tai. O kodėl ne krepšinis? Ši Biržai garsėja krepšinio mokykla labiau, Garastas, visi kiti ir kodėl futbolas? Vat labai geras klausimas, tikriausiai pati mokykla, kurioje aš jau mokytis, nes tuometinis mokyklos direktorius buvo ir futbolo treneris, nu ten irgi fanatikas, tikrai ten didžiausia pagarba jam. Ir tiesiog užkabino, na ir tikriausiai tas čempionatas per televizorių pamatytas, nes šiaip ir didžioji dalis draugų tuometinių vat išėjo į krepšinį, aš sakau, ne. Tai reikėjo porą metų palaukti, būtų 28 Pekinas, man rodos, buvo, ne, būtų krepšinis buvęs. Bet šiaip iš tikrųjų, kai pagalvoji, retai apie tai pamastau, bet labai įtakoja visi čempionatai vaikus. Įtakoja čempionatai ir įtakoja asmeninės pergalės sportą, aš taip dar įsivaizduoju. Tai čempai, kadangi dabar nieko nebelaimim, dėl to dabartiniai mūsų vaikai iš krepšinio perina į futbolą, nes... Nu ten irgi ne per daugiausiai. Ne, bet ten, žinai, ten labiau žiūri galbūt į tą tarptautinę pusę, nes vis tiek futbolas turbūt užima aukštesnę vietą, ar ne, sporto reitingą pasaulyje. Tikrai taip, tai futbolas sporto karalius. Taip. O 26 ką palaikiai? Ar tada dar... Tai aš tada pamačiau Portugalus ir Cristiano Ronaldo, viskas man užsiblokavo. Ronaldo už Messi geresnis, taip. Nu, man jo. Aš klausimą išbrauksiu. Rytis Višniauskas dabar matau, kaip... Taip, trūkčiai akis už jo, raudonuoja ausis, kaista tikrai. Tai kiekvienas, aišku, turi savo nuomonę ties to klausimu, bet man visą laiką buvo jis numeris 1, tiek Mesis irgi ten, fenomenas, čia tokių žmonių neaišku, kada dar atsiras. Bet man Ronaldo tiek, ką jis davė sportui kaip asmenybė ir panašiai, tai wow. Ir, man dar užkliuvo jo judesiai, kaip jis žaisdavo, tas pats žaidimo stilius tenai, ką jis darydavo su gynėjais, ten visokių išskirtinių judesių pamatydavai. Neįtikėtina, kad jis vakar beje 90 minučių sužaidė. Ten irgi, čia irgi dabar fenomenas. Aš vis galvoju, tai čia realiai užaugai su futbolu ir su Ronaldo per visą jo karjerą. Realiai. Tikrai taip. Geras, bet čia labai geras jausmas, kaip aš atsimenu su Lebronu irgi panašiai. LeBron James, bet čia kita tematika. O gerai, pradėjai lankyti futbolą, ar kažkada jau pradėjai galvoti, kad tai žaisi profesionaliai, kad jau žengsi į tą profesionalų futbolą ir kaip tai startavo iš vis? Vat tais laikais, kai augau aš, nežinau, gal kokį 12-13 metų, tai aklai tikėjau. Aklai tikėjau, norėjau, bet tuo 12-13 metų ateina tas supratimas, kai tu pradedi labiau ir internete knaisiotis ir ieškoti visokių dalykų, aiškintis. Taip. Tada pradedi suprasti, kad ten jau 14-mečiai, 15-mečiais kitose šalyse, kaip pavyzdys, ar toj pačioj Lietuvoje ten priklauso kažkokiam klubam, o tu toks žiūri, sėdi biržose ir toks, čia kažką reikia dabar daryti. Kaip šiandien. Tai tada išvažiavau aš į Panevėžį, bet negyvent, bet treniruotis. Važinėdavau į Panevėžį ir 10 klasėje tai buvo toks lūžio taškas, kur reikėjo rinktis. Nes baigiau 10 klasių, ten pagrindiniai mokyklai mūsų, ir ten eiti į gimnaziją ar važiuoti į Panevėžį. Tai aš jau per tą laiką taip susidėliau, kad aš galvau, kad tikriausiai, kad ir kaip širdį gal skaudu būtų tai priimt, bet labiau link mokslų srities, ta prasme, eiti į gimnaziją, nepaleisto futbolo, aišku, tenai, nes ir vietinė komanda buvo, kuri ten antroji lygoje varžėsi. Tai taip realiai, tai ten ta tokia svajonė gyveno, ruseno labai stipriai kokių 14-15, tol kol atėjo jau tas visas supratimas, kad...
O tai gali būti, kad tas, pavyzdžiui, tavo supratimas, kad viskas, aš profesionalu nebebūsiu, kad ir kaip sakai, skaudu, reikia palaidoti turbūt tą svajonę, žaisti galų gale labiau mėgėjiškai, ar gali būti, kad tai persikelia į tavo norą tapti treneriu ir galbūt kažkam padėti ir su kažko galbūt kartu tapti to profesionalu, ne savo kūnu, bet kitų žmonių kūnais, ta prasme, per vaiką perėti. Kaip įdomiai čia susukti. Šiaip iš tikrųjų... Aš labai gilų klausimą užduodu, kad šis dabar ponaitį jūs čia... Labai gerai, šiaip komplimentų nemėgsta. Jeigu taip atvirai, tai niekad negalvojau gyvenime, kad būsiu treneris. Tikrai ir, pavyzdžiui, kai išėjau į gimnaziją mokytis, tai ir tokių minčių buvo, tai ta prasme, tokių minčių, kad siet gyvenimą toliau su futbolu ir iš to jau ten gyvent, irgi jau nebebuvo, ta prasme. Bet, kaip aš dažnai sakau, šitas darbas dalinai tave turi patį atrasti. Tai man netikėtai tiesiog irgi iš gimtojo miesto draugas, jau gyvenant, studijuojant Vilniui, pasiūlė, sako, žiūrėk, man reikia asistento. Sako, tu ten gerai žaisdavai, žodžiu, tu ten gaudaisi, sako, gal norėtų man padėti. Aš toks pagalvojau, okei, studijos, laisvo laiko yra nemažai, ten vakarais, kodėlgi ne. Tai ir va taip realiai, eidamas į tą pirmą treniruotę, aš mintyse buvau susigalvojęs taip, kad aš turėsiu sustatyti lėkštutes, nurinkti lėkštutes, sustatyti bokštus ir paploti, jeigu reiks kažkam. Bet atėjau, žiūriu, kad yra daug vaikų, mes tik dviese, tai mes ten per pusę perskėlėm ir žiūrėk, aš ten jau turiu treniruoti kažką, tai toks biški šokas buvo, toks, ką čia dabar reiks daryti, bet po truputėlį įsivažiavau ir va taip atsiradau visam šitam reikalė. O kokios pozicijos žaidėjas tu buvai? Aš puolėjas. Aš puolėjas su stikliniam kojam. Tai čia dar vienas toks faktorių, kuris irgi turėjo didelį svertą apsisprendžiant, man labai traumingos, jeigu galima taip išsireikšti kojos, man ten kirkšniai, ten su keliu buvo irgi tai. Mačiau per video, kai vaikas kažkuris tavęs paklausė kažką tenais apie tai, kur rodė, aš galvoju, čia juokauja ir čia rimtai, žinai. Ir čia. Tai mes visi trys kelininkai dabar esame. Aha. Nice. Yes, mes Panevėžy, kai žaisdavom, aš tuos elastinius bintus, tai bandydavau užsiviniot ant kirkšnės, kur ten realiai tenai nepadės, logiškai mąstant, tai yra neįmanoma. Ir aš užsiviniodavau 2, tai man realiai nuo kelio iki kirkšnio. Ir man ties kokią 8 rungtynių minutę jie abu atsiviniodavo ir sekdavo jie mane per visą vadžią. Ir aš ten girdėdavau visada, treneris ten nuo šono, vėl jis su tais savo bintais, tau ten viskas atsiryšę, mesk tu jos lauk. Aišku, buvo ir necenzūrinių žodžių, bet čia nevartosim jų. Tai va taip, va tokių istorijų. O tai palauk, tai ką tu mokėjais Vilniui tada įstojęs? Aš įstojau į VGTU. Bet ten įstojau, tai taip nežinau, kodėl aš ten įstojau, bet ten multimedija ir kompiuterinis dizainas buvo. Tai žiūrėk, patina dabar jau gyvenime. Va tie, kurie žino, kur mokiaus, sako, tai tau čia dabar padeda, ne, nu sakau, kad ir kaip būtų norima pritempt, bet dėja, bet ne. O baigiai mokslus ar? Jo, baigiau, parašiau tokią programavimo lygtį, kad nežinau, kaip ten įmanoma, bet parašiau. Nes ten, kaip pasakai, ten multimedija ir kompiuterinis dizainas, tai visi galvoja, kad su pieštukais pieštam, baltą popieriaus lapą. Bet ten pusė ten dizainas ir programavimas. Tai vienu žodžiu gavosi taip. Ir aš dar pagalvojau, gerai, tada tu, kelintam kursė ten tau pasiūlė draugas? Antram kursė, ne? Tai tu antram kursė ateini į futbolo treniruotę, tu realiai esi, kaip suprantu, praktiškai nepasiruošęs ją ir netarkim, tai pirmąjį treniruotę ir tu matai, kad tau reiks kažką daryti. Tai aš kaip suprantu, vis tiek tavo požiūris dabar yra super profesionalus į tą treniravimą, bet pradžioje kaip tau pavyko su tuo pakovot, ką turiu omeny? Anksčiau tai treneriai ateidavo raudonom nosim, žinai, pamesdavo kamuolį, žaiskit. Taip. Ir tada tu pradžioje atėjęs, kaip ir nežinai, kaip veikia treniravimas ir tu gali rinktis kelią. Ar tau būtų to, žinai, vyrukus su raudona nosim ir pamest kamuolį ir tiesiog žiūrėti paplot, žinai. Bet tu darai prielaidą, kad jis nebuvo su raudona nosim. Nu tai aš darau prielaidą, bet vis tiek, tai pradžią reikia, žinai, užsikur. Bet tai ar nebuvo nenoro pasirinkti lengvesnį kelią treniravime? Ne, nes aš iškart jaučiu atsakomybę. Nu jeigu tu gauni ten tos vaikus, nu tai žiūrėk, dabar jie ten 1,5 valandos, kad jie ten lakstys, darys nesąmonės, nu taip netenkina. Man iškart jau netenkina, toks požiūris, su kuriuo tu ateini. Tai aš atėjau su tokiu. Tai vis tiek mes ten prieš treniruotę su to kitu treneriu pakalbėjom, planą jis turėjo, man parodė, bet sakė, žiūrėk, lygis vaikų pas mane bus geresnis, pas tave bus dar pradedantieji, galim taip išsireikšti.
jeigu ką, pasidėliok pagal save. Bet tas pasidėliok pagal save, tai čia gali kaip nori privesti. Tai vis tiek, turėjau irgi kaip ir visada, kad ten iš pradžių vaikas turi susipažinti su kamuoliu. Nu, jis turi valdyti kamuolį, kad galėtų vėliau įgyvendinti kitus norimus dalykus. Nu, tai ir taip ir darydavom. Kiekvienas turi kamuolį, jeigu leidžia galimybės. Jeigu neleidžia, vis tiek darai, kad mažose grupelėse, kad vienas padaro, kol kitas ilsisi, kitas darytų. Tai taip ir prasisūdom ir viskas ten būdavo gerai. O tai iš karto tada patekai į futbolo akademiją, ar ten buvo pradžia kažkokia visiškai kitur? Ne, pradėjau visai kitoj futbolo mokykloje, nežinau, ar dar egzistuoja jį, nesidomėjau, tada prasidėjo COVID-as. Senas geras COVID-as. Taip, ir po to tenai nutrūko, ten tie visi treniravimai pas mane. Kadangi karantinas, studijos, tai nusprendžiau pas tėvus grįžti, pabūt, pasimėgau dar tos tokio gyvenimo. Pastovėt prie stadiono, kaip tik važiuot, gal kažkas pakvies. Gal kažkas policija nebent pakvies tais laikais, kai jau negalima būdavo išeiti. Bet tada gavosi taip, kad buvo tokia vasaros stovykla Palangoj, kur ir dabar dalyvauju. Tai jie ieškojo savanorių, kurie norėtų prisidėti. Tai aš parašiau ten tiem, kadangi buvo keletą pažįstamų jau iš trenerių. Tai ten vienas treneris pasakė, gerai, aš tiem vadovom parekomenduosiu tave, tipo vos neruoškis, varysim. Nu ir tada atėjo ta vasara, mes išvarėm į tą stovyklą. Ten tikrai, kaip aš dabar atsimenu, kaip aš ten toj stovyklai treniravau ir koks buvau kaip asmenybė, tai ten dar iki paaugau, jeigu galiu taip išsireikšti, paaugau ir kaip asmenybė, ir kaip treneris. Bet jiem to pakako, jie tada pasiūlė Vilniui. Nu ir taip pat užsikūrėm ir dabar toj mūsų Vilnius futbolo akademija darbuojamės. O kaip su kolegom, nėra pavydžių žvilgsnių, kad tu taip sėkmingai, sakykime, kopi tais laiptais po truputį, susilauki dėmesio, aš tikiu ir tėvai nori pas tave vest vaikus, nėra kažkokių, nežinau, kipišų, kivirčių nekyla, ypač su vyresnės kartos gal treneriais, kuriem gal nepriimtina per drąsus žodis, bet neįprasta, kad toks požiūris tai yra. Tai kas pas mus yra geras dalykas, kad nėra senesnės kartos trenerių mūsų akademijai. Visi, ten 26, kaip man, ten 30, 32, tai čia jie supranta, aišku, ten tokių replikų, kokių ten tokių numet, aišku, čia, bet aš pripratęs, tokia dalis. Bet kad pajaust jau tą tikrą pavydą ar kažkokį negatyvą, kur taip nuolat skleistų ir taip baksnuotų ir jaustum, kad tau trukdytų, tai labai džiaugiuosi, bet kol kas to neteko patirti. O kaip, pavyzdžiui, vyksta iš viso, pasakykime irgi garsiai, tu treniruoji dabar keliarių metų žmonės. Tai jie yra 2017 metų gimimo. Mano pagrindinė grupė, už kurią aš pilnai atsakingas, tai yra 2017 metų gimimo vyručiai. Geras. Pirmokai. Ir kaip tada viskas veikia, kaip, pavyzdžiui, treniruočių procesas? Rugsėjo 1, spėju, yra tas ar ne taškas, kuomet susirinkai visus, ar kada? Tai jau rugsėjo pradžioj, jau mes kaip tikra komanda su savo tvarkaraščiu, su savo laikais, pradėjom visi kartu krūvoj treniruotis, nes prieš tai jie treniravosi mūsų akademijos rajonuose. Tai rajonai, tai mes akademija yra, kadangi nemaža, tai yra išskirstyta į rajonus ten, kur vyksta treniruotės, kad tėvam būtų patogu, ten Žirmūnai, Baltupiai, ten Lazdynai ir panašiai. Tai mes turim ten tuos taškus, kur ateina patys mažiausi, tai jie eina jau nuo darželio lygio ir jie ten treniruojasi 2-3 metus ir po to, kai jau ateina 1 klasė, mes renkam, aš labai nemėgstu to žodžio, bet tikriausiai jo paprasčiausiai įbūdinti, tai sportinė grupė. Tai sportinė grupė yra, kai tie visi vaikai turi šansą ten papult. Ir aš turėjau tokią dovaną, galimybę išsirinkti, komunikuojant su kitais treneriais, kurie treniravo tuos 20 kelis vaikus. Ir mes tada, kaip ir minėjau, susirinkom nuo rugsėjo. Nuo rugsėjo jau pilnai pradėjom kartu visi treniruotis, ir dabar treniruojame. Tai galim taip apibūdinti iš tikrųjų, kad ir kaip, nesinori aišku reitinguoti, bet susirinkai geriausius vaikus tos kartos, ar ne? Perspektyviausius tos kartos futbolininkus. Gerai, ok, super. Tai žodžiu, gerai, tada nebelyskim į tas visas detalės, norėjau paklausti ir apie treniruočių ten tas programas, kaip sudarinėjai, bet aš tikiu, kad viskas ten pagal knygą kažkokią vos ne. Nors ne, gal sustokim. Vis dėlto kaip sudarinėjai, ar kažkaip vyksta mokymai, ar kažkas, kaip tai atrodo? Vis dėlto gal staptelėkim. Tai
čia nežinau, čia atskirą podcastą galima daryti šitą temą, nes iš tikrųjų išmokyt yra daug ką, bet mūsų laikas ribotas. Riboti treniruočių laikas, riboti ištekliai ir panašiai. Ištekliai neriboti, džiaugiuosi, kad ten viskas super. Tai mes iš savęs visada kolektyvę turim susirinkimus tenai, kur aptariam, kaip norim daryti, turim pasirašę akademijos metodologiją. Tai metodologija yra kaip nori, kad tas žaidėjas iš akademijos jau žaistų išėjęs į profesionalų lygmenį. Ką jis turi daryti, kaip jis turi daryti, kaip jis turi tai atlikti ir ką jis turi galvoj mąstyti tai atliekant. Bet čia ne tik apie aikštę kalbėti, apie visą, ne tai, ką daryti aikštėje, bet kaip žmogus, kaip elgtis turėtų. Čia kaip žmogus, čia mes, kaip mano jau trenerio užduotis asmenybės irgi, kad turim suteikti tą gerą pamatą, pavyzdį, bet labiau kaip aikštėje turi daryti, kad pavyzdžiui, pamatytų vaiką 18 metų, kuris jau išvažiavęs kažkur ir sakytų, čia yra Vilnius Football Academy auklėtinis, nes jis žaidžia taip ir taip. O mes tai pradedam diegti nuo pačių mažiausių. Ir žingsnis po žingsnio jie kyla ir dar labiau prisideda. Kaip Lietuvoje yra formatas futbolo 5-5, 8-8 ir 11-11. Tai jie ten pirmus 3 metus žaidžia 5-5, tada 8-8 ir 11-11. Tai mes nuo tų 5-5 po truputį pradedam diegti, ką jie turi daryti. Ir tokia piramidė susistato, jau kai išeina 11-11, jau jie turi pilną bagažą, kaip, kada, su kokiu judesiu arsenalu. Geras. Reiks dėti nuorodą. Čia yra daug, čia yra žiauriai daug paslėpto darbo, kurio žmonės nemato ir kartais sako, ką tu treneris, ką tu ten dirbi. Bet čia yra labai daug planavimo, nes mes turim susiplanuoti. Neužtenka man atsikelt pirmadienį, susiplanuoti pirmadienį treniruotę ir viskas. Ne, mes planuojam savaitėm, ten vieną savaitę taip darau, pasidariau, tada kitą savaitę. Geras, aš gal kad paprasčiau viskas veikia, iš tikrųjų geras, labai džiugu netgi tai girdėt. Sakau, vis dar nusikeliant į 90s, kur kaip ten viskas vykdavo, man atrodo, tikrai taip nebūdavo. O jeigu ir būdavo planai, tai bus planų. Gerai, nusikelkim dabar į tai, nuo ko prasidėjo galbūt ir tavo socialinių tinklų tas garsėjimas. Tai tu nusprendei pradėti filmuoti video su savo 7-mečiais, ar ne? Taip, turbūt. Taip, apibendrinkim 7-mečiais. Tai video ir interviu, ir iš treniruočių, ir iš varžybų, ir visokio tipo. Iš viso, kaip ta mintis užgimė galvoj? Tai mintis užgimė, vienu žodžiu, aš mintį turėjau labai ilgą laiko tarpą, dar kai net netreniruodavau, norėjau kažkokius video, tokius su futbolu kur, kai ten žaisdavom, ten su vyrais toj antroji lygai, ten filmuoti ten game day, kažką tokio, bet ten niekada drąsos ten per nelyg. Sudėdėm mane ten nelabai. Jo, sudėdėm ten 16 metų, ateišė kažkoks dabar. Jos, ką tu čia darai, tai ruoškis. Sakys, tai norėjau daryti tokius, bet kažkaip, kaip sakau, neturėdavau tos drąsos, o būtent su treneriu, tai vis tiek, kai tu dirbi ilgą laiko tarpą, tu pamatai, kad būna įdomių dalykų su tais vaikais. Jis ten išsireiškia kažkaip, pasako kažkaip per varžybas tų pačių ten emocijų, kai būna, ten pats vėliau žiūri ir juokies, ir už galvos tenka susimt, kaip čia taip treneris neišsilaiko rimty ir panašiai. Ir nusprendžiau, kad ko man gali reikėti, man reikia kameros ir mikrofono, viskas, o toliau jau ten scenarijaus neparašys. Taip, nes jie mažai filtrų dar užsidėjo, tokio amžiaus vaikai yra. Tai ir gavosi taip, kad susimaščiau, pasižiūrėjau, atsidariau vieną puslapį, kur ten tų mikrofonų. Žiūri, tipo, jie turi toj parduotuviai tą mikrofoną, kurio man reikia. Gerai, aš nuvariau, sakau, matau, kad turit, čia norėčiau nusipirkti. Toks pakelia galvą iš po stalo, toks, neturim, žinau. Pagal veidą. Wow. Neturi to, ne? Kaip tu nepraėjai face control? Taip, sako, bet tu gali palikti numerį, tipo, kai gausim, nes mes turėtumėm gauti, paskambinsim. Ir taip, ir vėl tos visos idėjos vėl iš šono, čia nustūmiau, po 2 savaičių skambina. Turi mikrofoną, tai mintyse galvoju, gerai ženklas, jeigu paskambino, ten 2 savaitės pats primiršęs, ką daryti, pirkti. Gerai, sako, atvažiuoju, tai nusipirkau ir turėjom išvyką į Lenkiją, tenai po poros dienų, tai išvarėm į tą Lenkiją, irgi buvo rungtynės, tai tiesiog per rungtynės pasistačiau kamerą, nusifilmavom, tai ten tas video gal, nežinau, mėnesį stovėjo, tai toks kelt, ką čia daryt, ir toks, kodėlgi ne, kas gali būti blogai ten, nes aš nematau, kad čia kažkoks
negražus turinys. Aš manau, vienintelis dalykas, kas gali būti ne taip, tai nebent ta tėvų reakcija, tai, bet su jais turbūt pakalbėti. Viskas tvarkoj tenai. Nes aš taip įsivaizduoju, aš kaip galvoju, kad šiais laikais tėvai labai jautriai turėtų žiūrėti tai. Ir ten žinai, kad ir tu susitari, kad ar galiu kelt video. Ar nėra taip, kad jie prašo, vos ne, atsiūs draftą, mes pasižiūrėsim ir tada patvirtinsim. Džiaugiuosi. Bet ne, kažkaip gal jau per tą laiką ir pasitikėjimą iš manęs. Suprato, turbūt dabar kampą, bet pradžioje, žinai, gal. Jo, tai normalus dalykas, tai jeigu būtų reikėję, tai aš buvau pasiryžęs ir jeigu atys kažką pasakys, kad ten ir ištrint, jokių problemų. Čia aš jau ne aš čia aš vadovauju, man pasakė, jam nepatinka jokių problemų. Tai, bet per tą laiką nieko nepasakė. Nieks kažkokių piktų replikų iš tėvų irgi neteko girdėti, dabar kaip tik patys paklausė, kada čia galim tikėtis kažko trenerį. Tai... Pasiekėm, truputį nušoksiu nuo video, bet man labai įdomu buvo tėvų reakcija, su paminėjai, o kaip per rungtynes būna tų tėvų, kur žinai, kaip filmuose rodo, kur varžovų pyksta, tėvukas pyksta, kad ten kažką padarė jūsų žaidėjas ir panašiai. Ar tau nesavo, pavyzdžiui, kodėl nepakeitė mano sūnaus, kodėl jis nemuša hetrikų ir panašiai? Nebūna tokių? Kad kažkas kažką pasako per rungtynės, tai čia, atsiprašau, yra įprasta, tenai tų replikų visokių gali išgirsti. Bet teisėjam labiau kliūna. Ir, teisėjai tai teisėjai, bet ir vaikam tiem patiems savo kartais jau, kai mes turim tokį išsireiškimą, užgriūna šalmas tėvam, treneriam, tai kai jau pradeda emocijos imti virš, tai tikrai būna, kad pasako, bet mes nuolat edukuojam. Esu turnyro metu surengė susirinkimą tėvų staigiai, sakau. Čia yra šiuolaikinis požiūris, kad matau, kad buvo, čia kai Lenkijai buvom paskutinį turnyrą išvažiavę, tai kadangi mes žaidėm 6 rungtynės iš eilės, tai nebuvo kada tų tėvų biškai, bet truputėlį, bet po tos pirmos dienos atėjau, pasikviečiau porą, sakau, žiūrėkit, kai kurie labai gerai palaiko, bet kai kuriem reikėtų truputėlį ramiau, truputėlį iš kitos pusės pažvelgti, sakau, taip, mums neišeina, nesigauna, sakau, bet jūs turite užžinoti šitą. Nes mes ir prieš turnyrą važiuojant ten išsiunčiam, esu išsiuntęs ir tokią žinutę, tokią tapetėlį, kad kaip elgtis, ko tikėtis, kokios emocijos ateis, nes savaime suprantamų dalykų nėra. Kas man aišku kaip treneriui jau, tai tikriausiai tėvam dar gali būti neaišku. Tai edukuot ne tik vaikus stengiamės kartais, bet ir tėvus. Tai aš matau ir pagirimas tėveliam, kad tikrai jie ties tuo tobulėja, nes aš įsivaizduoju, tikrai sunku yra emocijas išlaikyti. Jeigu tavo vaiko ten komanda, ten 4 įvarčius išsineša, kai vaikas vienas ir tas pats kokius 3 atsivežė. Pasidarė klaidą, bet mes leidžiam daryti klaidas. Pavyzdžiui, mes tokių metų pas mane tokie vaikai yra, kur mes leidžiam jiem daryti klaidas, nes jie kitaip neišmoks. Jeigu mes uždėsim tą tunelinį, kad aš dabar stovu prie savo vartų ir aš turiu būtinai išspirt kamuolį, kad man neįmuštų, tai kokia prasmė, mes prarasim kamuolį, vaikas nebus nieko išmokęs. Bet jeigu mes jam pasakysim, žiūrėk, gal tu gali pabandyti apsivest arba atrasti laisvą draugą, kad ir neišeis, bet jau tavo sprendimas bus geras. Ir jie tada kitaip pradės suprast, kokie tie sprendimai yra. Tai kitaip tariant, dabar ar ne tas pergalės bandai skiepyti, kad nėra pats svarbiausias dalykas žemėje turbūt, ar ne, o svarbiausia suprast, ką darai ir tada ateis tos pergalės turbūt, ar ne? Taip, bet čia žmonių, ir taip, žmonių reakcija irgi paskaitau kartais komentaruose, kad ten kaip mes šnekam, tai kaip iš čia ten neruošėt jų pergalėm, nenorit, bet pergalės ateis ir jos ateis biški vėliau, truputuką vėliau. Tai svarbiau ir bus, manau, tos pergalės. Nes dabar, tu laimėsi tą turnyrą, kai tau 8 metai, bet tu po 4-5 mėnesių net nebeatsimins, kad tu žaidėjai tam turnyrą. Po porą savaičių gali būti, kad iš to pabėgsi. Taip, tai ir čia toks normalus dalykas, tai mes norim įskiepyti tuos gerus principus. Tai dar noriu pratęsti, nes aš turiu time-auto idėją labai gerą. Vieną dar gerai, dar apie psichologiją tą, nes aš kiek žiūrėjau tavo irgi video, man labai patinka, kaip tu bendrauji su tai žaidėjais, aš tikiu, kad tu visą laiką taip irgi bendrauji, ne tik per kamerą, žinai. Ir kai tu prieini ir su to vaiku šneki kaip su draugu, kai tu prieini, apsikabini, žiūrėk, ten, nežinau, skauda koja, ten kažkas ten nepavyko, žinai, žodžiu, motyvacinė kalba, kaip suaugusiam, tik tais vaikiškesniais žodžiais. Tai iš kur iš viso pas tave tas supratimas ir iš kur tas noras ir tie žodžiai, iš kur jie pas tave viduje yra, iš kur tu jas trauki, gal kažkur, nežinau, kažkas patirtis, vėl nežinau, mokslai, dar kas nors. Čia
čia gal savy turiu. Ta prasme, ten kažkokių kursų, ar ten kaip, kaip šnekėti nėra. Gal ta pati patirtis jau ateina, nu, nes vis tiek jau... 26 metai vis tiek. Nes vis tiek jau ne pirmus ir ne antrus metus treniruoju, bet... Nes ne visi kantrybės turėtų tam. Žinai, noris perausti ten vos, sėskis ir nebegrybauk. Taip, reikia vėl karpyti tave, manau. Karpysim. Reikia turėti kantrybės daug šituo klausimu, bet aš kaip sakau, aš stengiuosi suprasti ir juos, ir save, kad jeigu aš ten pradėsiu varyti ant jų griežtai, tai realiai čia tik tai žalos aš jam atnešiu, tik traumų, jie nebenorės žaisti. Sakys, ką ten rėkia ant manęs, aš ten bijau nepataikyti, nes žinau, kad rėks. Nu, ne, o ten, kad paskatint, pamotyvuot, tai jau tiesiog žiūri pagal situaciją, nes ten daug kintamųjų ir tada bandai rasti kažkokį referencą. Labai gerai. Bet čia yra momentas dar, kad ir akademija turi lygiai taip pat galvoti, nežinai, yra... Anksčiau bent jau būdavo ypač krepšinė, kur kalbėdavo, kad turi laimėti, žinai, ta karta turi laimėti. Ir jeigu nelaimi, reiškia, akademija blogai jos paruošė. Ir treneris negaus pinigų. Ja, nu, iš esmės. Kažkoks ten būdavo. Būdavo, aš ir esu girdėjęs. Tai pas jūs visi, matau, tam pačiam puslapį esat ir klaidų nedarot. O klaidų nedarot. Vaikai daro klaidas. O kad prabilom apie klaidas, tai tuoj sugrįšim su reitingu ir pažiūrėsim, ar tu nepridarysi klaidų, tai tuo jaus. Tai grįžtam su mūsų senu geru reitingu. Galėjai bent indą išplaučiu tą. Mano ausėje nėra to balso, kuris man sako, kad daryti atsargiai. Gerai, reitingas. Taigi, reitingas. Dabar turim reitingą. Mūsų svečiai, jeigu žiūrėjai mūsų podcastus, tai jau žinai, kas tavęs laukia. Čia dabar žiūriu akis ir nori sužinoti, ar žiūrėjai nors vieną. Vieną tikrai žiūrėjau. Taigi, reitingas. Tavo atveju, kadangi esi futbolininkas, buvai futbolininkas, esi treneris, tai reitinguosim ne ką kitą, o Lietuvos futbolo legendas. Tau reiks traukti pavardės. Čia yra 10 futbolininkų pavardės. Aš nedalyvausiu šitoje vietoje. Pakankamai random žaidėjų, kuriuos aš atsimeniau ir surašiau. Jie yra tikrai garsus, aš visus žinau, Žygis žinos 3. Aš žinau, vieną tikrai žinau. 2-3, manau, žinos, tu turėtum, manau, irgi visus žinau. Aišku, esi jaunesnis, tai gal ir nežinosi. Anyways, tai rašai, pavyzdžiui, 1 vieta tavo mėgstamiausias, tavo nuomonė geriausias futbolininkas, 10 vieta tavo nuomonė prasčiausias. O aš užsirašinėsiu, žinau, kad aš tau pasakyčiau, kur jau ką užpildai. Linkiu sudeginti kuo mažiau tiltų, bet bus kaip bus. Bet jeigu nepatinka, tai stum turi. O keist negalim. Ne, jau viskas. Jeigu dabar ištrauksi, dėsi 1 vietą, tai jau nebebus. Ir nebijok žodžių, žinai, pasidžiaugti arba ten, žinai. Patį lengviausiai ištraukti. Edgaras Jankauskas. Ir 10. Pirmoji vieta. Iš karto pirmoji vieta. Tai čempionų lyga kiek lietuvių laimėjo? Aš tikrai nežinau, kiek laimėjo. Ne per daugiausiai. Mano žiniomis galbūt ir vienas. Galimai. Gintaras Staučia. Žinau, vartininkas. Taip, vartininkas. Yes, aš džiaugiuosi. 10. Čia tai. Tu palauk, gal čia bus dar. Ne, jis iš karto all in. Aš nuo 1 iki 10, o taip iš karto. Gerai, bandom. Gintaras Staučia. Gintaras, ne, aš Gintautas parašiau, va tiek žinau. Gintaras Staučia. Nu gerai, ką turim? Labai tos lapelius tu mėgsti sulankstyti. Nu čia nes tokios... Raimondas Žutautas. Nu, to nežinau tikrai. Irgi kietas. Žinai? Kietas, bet aš nematęs jo daug įrašų. Lemą, aš koks senas jaučiausi. Aš net nesugirdėjęs. 7 vieta. 7 vieta pasilėkė, ar ne, jeigu ką tau 8-9. Žutautas, ne buvo? O jisai kokį išėręs Manchester United yra. O tai kokio iš čia žaidė? Haifos Maccabi tuo metu, berods, jei neklystu. Nu, enciklopedija. Labai gerai. Marius Stankevičius. 3 vieta. Girdėt. Solidu. Ar spėk Žygį, kokioje pozicijoje žaidė? Jisai aišku polėjas. Gerai atspėjau? Nelabai visiškai. Vartininkas? Nelabai visiškai. Saugas, kas ten gynėjas? Centro gynėjas. Žydrūnas Karčemarskas. Girdėtas irgi. 5 vieta. 5 duosim, nes aš augau jau, kai jis žaidė, mes turėjom net tokį žaidimą pavadinimu Karčemarskas. Jo, mes jį taip vadindavom. Tai, kaip pavyzdžiui, sporto salėje yra 2 vaikai ir jie daužosi per visą aikštę, bet vienas dalykas, kad tu negali su rankom saugoti. Ir taip, ir jie spardos tiesiog vienas kitam. Aha. Ir turi mušti ten kuo greičiau 5 įvarčius, pavyzdžiui. Okay. Nežinau, kodėl praminėm Karčemarską, bet žaisdavom labai daug. Labai gal jisai rankom nežaisdavom. Parašyk, kas žaidės Karčemarską esate. Gal Karčemarsko vakare? Nu gerai, man įdomu. Aš labai tikiuosi, kad bus vienas futbolininkas, kurio vardu yra mano brolis pavadintas. Deividas Česnauskis. 6. Bet tu labai gerai atsimeni, kur tu jau viską pasakęs. Nes turi užėmęs 1, 3, 5, 6, 7 ir 10. Jo. Jo, žinau. Taip, tu gerai atsimeni, tai?
Oi. Valdas Ivanauskas. Čia legenda, jau reikia antrą statyti. Opa, čia treneris Na, buvo, čia- nors ne, paskui nebuvo treneris. Buvo rinktinės. tai Sabat, va iš to atsimenu. Dabar trenerių mokymuose, tenai vienas iš lektorių, tai... Tai privalai statyti antrą teko. vietą realiai. Nu, kaip yra, ne? Bet ir, Jeigu bet nori ir tęsti kiek mačiau mokymus. žaidžiantį ten, tai... Bet jis jau seniai labai žaidęs, ne, kaip suprantu? Aš jau nežinau, aš bijau sakyti, kad labai seniai, Ai. nes jums čia skai 2017 labai seniai, tai labai seniai tada žaidė. Gerai. 90-ais, ne, kažkas tokio. Davidas Šemberas. O, ketvirta laisva, ar ne? Aha, laisva Tai ketvirta. ketvirta tada. O kas įmušė tą įvartį per galvą, atsimenat, per kažkokį? Įvartį per galvą. Per save. O per save, aha. Barevičius. Barevičius Į įmušė. Liverpoolį? Ne, Liverpoolį. už rinktinę kažkaip ten buvo. Ai, ne, Barevičius į Liverpoolį įmušė. Per save nežinau. Paploja škotus ir gali, prieš škotus dar, va. Paploja škotus ir gali, nežinot. Man vien komentavimas yra labai surast. Suras, bet pala, dar to pabaigsim. Oi. Nu, va, tai jau ir matau klaidas savo sudėliotas. Nu. Nes Arminas Narbekovas. Tai. Tai reikėtų jį aukštai statyti, bet Labai. Bet nebeturim. liko tik 8 ir 9. Tai va. Tai mes su Arminu tikriausiai ofise greit susitiksim, tai Arminai nepykit, bet teks į 8 vietą statyti. Vat, va būtent aš laukiau Armino, nes mano brolis pavadintas, jis man klausė tėvų, kodėl, nes būtent, kad jisai tuo Rimtai metu dėl buvo Flores? vienas geriausių, wow. tuo metu tikrai buvo geriausias Lietuvos futbolininkas. Ja, O tai va, nežinau, kodėl mano tėvai ir futbolas buvo iš visų sieto metu, bet Jie, jinai sakė, kad jo garbiai. Bet jie žino, Tai jie patys ir pasakė. Ai, kad jo garbiai? Taip. Va, prašau. Tai Nu, vat, nes ten irgi, tai Arminas Narbekovas, tai ten Geras. labai geras. iš viso tais laikais vardas, iš kur tokį vardą dar reikėjo savo. Nu čia retas vardas, šiaip tais laikais vis buvo jaučiu. Tai aš įsivaizduoju. Būdavo Jonas, kad jo. Petras, Juozas jaučiu. Ir dabar gal nėra labai toks. Nu ir dabar nėra populiarus toks, labai. bet- Ypač kai angliškai O aš pasakė. Deividas ne dėl šių dviejų. Atsiprašau. Wow. Brolis tau jaučiu ausų duos dabar. O esu gavęs ausų šitą labai daug kartų. Gali su broliu tiltai dega. Labai daug kartų Jo, suprasileidau. o aš Deividas tai ne dėl Šembero. Ne šiandien Ne gerai. dėl- Ir ne Jo. Česnauskio. Tai Tomas Danilevičius, tai lieka 9 vieta, Ai, ai, kuri ai. irgi ryškiai per žemai. Ryškiai per žemai. Nieko šalia staučias. Šalia Na, stalo. kaip Arsenalo žaidėjui, 9 vieta, tai nu toks, žinai. Tai gerai. Irgi gerą karjerą turėjo. Pažiūrim tavo Legenda. 10-uką. 10 vietoje Staučia, 9 vietoje Danilevičius, 8 vietoje Narbekovas, 7 vietoje Žutautas, 6 vietoje Česnauskis, 5 Karčiamarskas, 4 Šemberas, 3 Stankevičius, 2 Ivanauskas ir 1 Jankauskas. Dėl to džiaugies, nebūtum keitęs Jankauskas. Ne, nebūčiau. Ar būtum su Ne. Armand mainęs ko nors? Ne, nebūčiau. Top 3 tikriausiai būčiau pamainęs, Aha. bet pirmos vietos tikrai nebūčiau pakeitęs. Dabar Nuostabus reitingas surasti ir- tikrai video, kai spiria per galvą Spyris, per galvą Taip, tai ne. prieš Škotiją. Nu, pala, surasim. žiūrėk. Miceika. Gal. A ne? Miceika Jo. ten buvo? Miceika įvartis. Tuoj surasim. Jo, šitas. Jo. Ai, čia 1,5 valandos, ne, gal per ilgas. Pasižiūrėjau. Skubiu kažkur. Žiūrėk. Nesimat. Labai Pala. nuostabu. Šiaip nemačiau, nes labai pikseliuota viskas. Ar matėte iš ko to įstruolį? Blemba. Žodžiu, bet esmė. Atsimenat, apie ką kalbama, ne? Aš tai jo. Labai taip. gerai. Paploja škotus ir gali. Labai gerai. Kur tu nepaplosi, kaip tokį. Koks tau įvartis kečiausias būtų iš Lietuvos laikų? Nu ką, prisimenu kažką įstrigti, nes aš Miceikos, dabar atsiminiau, kad toks yra, bet man jis nebuvo kažkaip likęs toks. Yra tau kažkur įstrigęs? Dabar pirmi 2. Taip pat pirmiausias, kuris į atmintį buvo Danilevičiaus prieš Austrus, ten iš Kulno, realiai. Ten jam davė skersą ir jis ten iš Kulno. Nu, ir Kas vokiečiam įmušė? Atsimeni, kur Oliveriui Kanui įmušė? Įmušė, bet aš ten, man ten kiek, Jo, 3 metai trys buvo. metai. Skaitau. Nežinau, O mama banio 8. Man kokie Galėjom 48. vertinti kelias iš žvaigždės 10 padaryti. Nu dabar madoj vėl grįžta. ne? Taip, galėjom keletą žvaigždės reitingus padaryti. Padarysim kitam podcast 100%. Džiaugiuosi, kad nebegalėsi greitai metu su manim daryti podcastą. Gerai, galim grįžti dabar prie reikalų. Negaliu, aš negaliu. Koks mėgstamiausias iš žvaigždės buvo dalyvis? Jo, jis net gimęs. Ne, aš Buvo, žiūrėjau, aš tą, kur Merūnas laimėjo, tai žiūrėjau žiauriai. O kas mėgstamiausias buvo? Atsimeni? Radžis. Man jaučiu Vilija.
Tai aišku. Gal dabar su Andžiu susipyksi jau. Va, čia Grįžęs aš ir dabar noriu va, negadinti nu, tiltų, kad nedegint. Tai tada Radžis kiek vis. Radžis ir Merūnas gal. Ir ta ir ta Radži draugė, kaip ten. Verksi tu. Davidai, tau minusą dedu. Kur aš klaidą padariau čia šitam visam procese? Nežinau, bet man kažkaip patiko. Kaip tu susijai va dabar įvartį Oliverio Kano vartus ir taip, Radžis. Neatsimenu, iš tikrųjų, neatsimenu. Čia stipru. Nu, suvesti tą nuo fulės prie kelias ir žvaigždės ne kiekvienas gali. Kai turi kažkokių psichologinių ligų, tai taip gaunas kartais. Minčių šuoliai. Beje, žinojai, kad jisai laimėjo X Factorių prieš. Žinojai? Taip. Tai kas? Ai, to amžiaus buvo, kur žiūrėdavo. Biržas irgi televizija yra, viskas gerai. Labai gerai, labai gerai. Gerai, tai einam tada prie futbolo dar sugrįžkim. Iš tikrųjų, tai aš dar norėjau sugrįžti prie vaikų. Taip, tu turėjai galimybę jau atsirinkti tos kaip ir talentingiausius vaikus. Bet aš turiu klausimą, ar jūs vis tiek turbūt pasišnekat su treneriais, kada galima jau pamatyti tą vaiko talentą, jog tarkim, žinai, jisai sutvertas futbolui. Nu, tarsi, čia viskas, nėra klausimų. Arba atvirkščiai pamatyti, vis dėlto jam, ne čia. Ar yra tokie dalykai iš vis egzistuoja? Aš manau, kad nėra. Pamatyt, tai tu gali pamatyti, tai pamatyti, nežinau. Kai jam 16-17, nes ir tai dar negali per daug ten kaifuoti ir šnekėti, nes yra pavyzdžių ne vienas ten, ypač mažiukų sektoriai, kur aš ten treniruoju, nu taip yra, išsiskiria gabesni, tikrai, bet ten klijuoti etikėčių, tai čia viena didžiausių klaidų. Vaikui spaudimas, tėvams spaudimas, tada jie pradeda tenai kažkokius neregėtus lūkesčius kelti, tiek treneriam, tiek tam pačiam vaikui, kur tiesiog vaikui atsibosta tas visas spaudimas ir jis nebesimėgauja, kas tokių metų, mažų metų vaikui mėgautis, sportuoti yra pats svarbiausias dalykas. Kad jis ten būtų sportiniai ar paprastoj grupiai, tai turi būti siekiamybė ir pats svarbiausias dalykas. Nes kiek iš tų vaikų užaugs profesionalų, labai maža dalis. Taip, normalu. Bet tu vis tiek statai tą pamatą, kad reikia sportuoti, reikia savim rūpintis, įdėgi visokias vertybės. Gal atsimins kažkas, kaip kažkada kažkam sakiau, apie tą ir aną, kur, pavyzdžiui, gal mokykloje išgirdo per treniruotę. Vėl nauda, ne tik tiesioginė futbolo nauda yra, kad tu ten lakstai ir panašiai, bet kad ir tu gali augti, turi tą galimybę augti kaip žmogus ir mes tą suteikiam bet sakau, grįžtant prie to klausimo, tai pamatyti ir vertint stengiamės kuo rečiau, noris išsireikšti, kad į kiekvieną stengiamės žiūrėti vienodai, bet, aišku, didžiausi talentai gali kai kam nepatikti, ką pasakysi, bet turi gauti šiek tiek daugiau dėmesio. Tai yra normalus dalykas, nes tu jį jau, tu matai, kad jis, pavyzdžiui, gali, jam išeina, tai tu jį pradedi ruošti dar labiau. Taip. Bet čia, sakau, tokia nuomonė, opinija, kai kurie gali sutikti, nesutikti. Aš sutinku 100%, žinai, čia kaip mokyklą tą pačią panaudojant, jeigu tu sėdi matematikos pamokoje ir tu užsimerkęs gali spręsti uždavinius, apie kuriuos galvoja vaikai ten, žinai, pusę valandos, bet tu jam duodi sunkesnius, tai tu varyk, žinai. Tai čia aš manau tas pats turėtų irgi galioti. O šiaip, imant ar ne tos talentingesnius, imlesnius vaikus, tai gerai, talentas ar darbas, kas? Darbas. Darbas čia yra jau, norėjau skaityti, yra moksliškai įrodyta. Sakyk, galim atskirai šitą. Moksliškai yra įrodyta, kad? Ne. Kad, aš plika akim matau, mes treneriai matom, yra vaikų, kurie tam tikrų metų atrodė, jie nepavėjami. Netiesioginė prasme, kad ten bėga greit, bet ką daro su kamuoliu, kaip daro. Ir tu matai, kurie būdavo antram plane vaikai, bet užauga, prasideda brendimas, kas irgi yra žiaurus faktorius. Ten labai daug duoda brendimas, prasideda kiti dalykai ir tu matai, kad tas jau, kur visi ten nuo jo alpo, kad jam dabar labai sunku. Pats alpsta dabar. Kad pačiam labai sunku, kad pats alpsta, kad nebesupranta, kas vyksta, kodėl neišeina. O tam, kuriam buvo sunkiau, bet jis ten per sukasus dantis varė, dirbo, darėjo kažkur papildomai, tas vieno ar kitų momentų atsiliepia ir tai pasimato. Ten gali nepasimatyti po metų, kartais po pusantrų, bet jeigu jis nuosekliai dirba ir žino, ką daro, yra kas nuo šono dar jam padeda, parekomenduoja kažką, su protu, kas labai svarbu irgi, tai jis tikrai gali aplenkti, pralenkti ir užimti tą pačią vietą, tai pačioje aikštėje. Tu truputį buvai užsimėjęs apie motivaciją ir tu minėjai, kad krepšinis dabar ne aukštumose, pavadinkime, tai futbolas kaip ir
Kartais net lenkia krepšinį. Tai kas dabar skatina vaikus ateiti? Tu minėjai, kad tau Ronaldo padarė belio kokį įspūdį, o kas va dabar vaikų yra tas Mbappé? Kas? Tai Mbappé, Jamalis. Jamalis, Jamalis jaunuolis visiškas. Labai daug vaikų. Okay. Jamalį jau dabar kaip savo dievukas, kai ten klausi Mėsis, nu man koks Mėsis, man Jamalis. Mėsis jau dėdė. Nes jau va Ronaldo Mėsi, tai va mano karta, tai va dabar jau ten va Mbappės, Jamaliai tie jauni. Tai dabar Mėsis jau kaip koks Maradona, man kaip būdas, kad Maradona žiauriai kietas ir aš, turbūt buvo kažkada. Dabar Mėsis. Turbūt taip, mums sunku tą suvokti, bet aš manau, kad taip. Bet aš manau, kad jo, taip. O Jamaliui kiek 18, dar nėra 18, ne? Aš jau žinau porą metų apie jį, kad nesidomins futbolu, tai reiškia, kad jis yra labai big. Geras. Gerai, aš dar turiu iš kurių klausimą. Kada, pavyzdžiui, tavo manimu galima jau pradėti vaikus spaust, kaip ir sakei, ką turiu menį spaust, tai paaiškinsiu. Klausi, ar kaip idėjas? Iš tikrųjų ir kaip tėčio rolė irgi veikia, bet ką turiu menį, sakai, kad vaikams svarbiausia yra mėgauti žaidimu, sutinku 100%, bet kažkurio momentu turbūt vis tiek jau gali paspausti juos, kad, nežinau, dirbk, daryk, ten, nežinau, kalbu apie sportą, aišku. Taip, bet tas paspaust, tai... Aš nežinau, kaip išsireikšti, kad neskambėtų toksiškai. Aš supratau, tai tas dirbtinis spaudimas, jis niekad nėra gerai. Aš kaip galvoju, kad turėtų pats iš savęs vaikas norėti eiti papildomai sportuoti, papildomai spardyti sieną, papildomai ten eiti prasibėgti, prisižiūrėti kūną. Bet jeigu jūs nematęs, negirdėjęs, kad kažką papildomai tu vos negali daryti, tu tik atvarai treniruotis, aš padarau, kiek aš galiu, žinai, aš ten 100% duodu save ir, tipo, aš nežinau. Tai va, jau tie, kurie žaidžia 11-ukose vaikai, tai, jie turi visas galimybės pasižiūrėti. Medijos, ta prasme, tą patį podcastą su Ronaldo įsijungt, žmogus nuolat tą patį kartuoja. Darbas. Tai jeigu neužtenka Ronaldo, kad paskatina, tai manau, kad nelabai kas paskatina. O ten, aišku, ten sveikai paklausti ar pasiūlyti, niekad nereikia, aš kaip galvoju, niekad nereikia brūkti per jėgą, eik daryk, eik sportuoti, bet pasiūlyti ir pasiūlius paaiškinti, kodėl tai gali būti naudinga. Nes vaikas turi suprasti, dėl ko aš einu daryti, kad aš dabar nueisiu paspardysiu, o kodėl man čia bus geriau. Ir tada paaiškini, žiūrėk, labiau kamuolį jausi, labiau suprasi, kur spirti, labiau suprasi, kaip atšoka kamuolys, kaip jį gali nukreipti vieną ar kitą pusę. Tai reikia išlaikyti visada sveiką protą, tai yra svarbu. Žadintuvas, labas rytas, atsiprašau. Turiu pastebėti, kad šiuo metu yra 16:40 minučių. Taip, kodėl aš, neatsimenu, kodėl aš nusistatęs, žodžiu, viskas gerai. Ne, šiaip aš kom noriu pasidžiaugti, kaip bebūtų, mes esame vyresni dėdės, žinai, man gera matyti, kad treneris, kuris augina jaunąją kartą futbole, jis turi tiek tos emocinės košės, galvoju, man žiauriai faina tai girdėti, žinai, tiesiog pagirimas tau, kadangi pradžiai minėjai, kad mėgst pagirimus gerus žodžius. O šiaip dar vienas tada klausimas iš šiuolaikiniai vaikai ir technologijos. Yra dalykai, kur sunku kartais ir sukontroliuoti. Vėlgi žiūriu iš tėčio pusės ir juolab, kai vaikai jau nuo to tėčio mamos pabėga į treniruotę, prieš treniruotę, ten, nežinau, telepas, kas nors. Kova kažkokia yra su šito? Tai man dar sekasi, ne tai, kad sekasi, bet mano vaikus mažuosius atveža tėvai. Tai atveža ir jau paleidžia, kai mes jau laukiam, tai aš labai tikiuosi ir prašom tėvų, kad kai važiuoja į treniruotės, neduot, kad nesinaudotų, nes labai jaučiasi, kai ateina, labai jaučiasi koncentracijoje, susikaupime, tam pačiam aplinkos jautime, net nežinau kaip išsireikšti, bet labai jaučiasi, kai vaikas atvažiuoja ir jis visą kelią, tas pusvalandį, sėdėjo va taip. Mes važiuojam į rungtynės, važiuojam į turnyrus, mes neleidžiam autobuse naudotis telefonu. Jeigu turim labai ilgą kelionę, va kaip važiavom į Lenkiją, tai ten 15 valandų gal kelionė truko, tai mes leidžiam išsitraukti ten pusvalandžiai, valandai tarpsnis. Čia aš kalbu jau apie savo, kai tie 2.17 su vyresniais, jau mačiau treneriai mažiau riboja, nes jau vis tiek labiau susiformavus asmenybė vaikų tenai, su jais vėl kitaip reikia, su tais paaugliais. Bet kad tai yra daug lemiantis faktorius, tai čia be abejonės. Sakau, su tam technologijom iš tikrųjų, kai pagalvoju, vaikams yra beprotiškai sunku ir labai, žinai, tu gali tiek daug dopamino pasikrauti,
kad tau gal tos fulės net nebereikia. Taip, nebeįdomu gali būti, kuo geriau Nes ateiti. ten reikės stengtis, dirbti, kažką daryti. Iki dopamino man tiek dar reikės padaryti dalykų šį vakarą ir gal net negausi iš tos dozės reikia mažnai. Tai gal reikės man laukti savaitę, o iš telefono tu gauni viską greitai. Gerai, aš savo labai Mes gilų... apie praeitį pakalbėjom, apie dabartį, o kokie ateities planai? Turi kažkokią viziją, nežinau, savo akademiją, tapti suaugusiu galbūt treneriu, ar ir manai, kad tavo dabar jau misija turėtų būti vaikus auginti ir iki kur, iki kokio amžiaus galbūt, nežinau, turi kažkokį jau planą pasidėliojęs? Tai kol kas bent jau dabartinis planas, tai kadangi jaučiuosi pakankamai stiprus šitoj srity, kur dabar esu, būtent su tokio amžiaus, tai dar toliau dirbti su jais, bet aišku, šone yra ir visokie kursai, licenzijos, kuriuose mokomės, analizuojam ir bandom pakelt kvalifikacijas, tai tikslas yra irgi išsilaikyti tas licenzijas ir po truputėlį kilti virš. Mano svajonė yra dirbti rinktinės trenerių štabe. Okay. Ta prasme, nebūtinai ten head coach'ą, nes head coach'as dažniausiai ateina tas, kuris buvęs profesionalas. Ir greit atleidžia šiaip juos. Neapsimoka. Jo, nerizikuoja. Bet štabe visoj toj virtuviai pasisukti tikrai siekiamybė, noras ir planas, jeigu galima. O klubinis futbolas ar labiau rinktinė vis tiek šaliai atstovauti norisi? Bent jau šiuo metu kaip dabar tai šalis. Ok, cool. Geras. Man patik. Gerbiu. Man patik pasikalbėti labai. Geras žmogus. Ne? Geras žmogus, tikrai. Gerai, kad Aš darai. pakviečiau. Ja, pasakiau pradžioj, kad pagirimai tai dabar. Žiūriu. Galėsim parašyti, žinai, tipo, antraštę, žinai. Ignas Kurkliečius geras žmogus. Geras žmogus. Ir mažom raidėm mėgsta pagirimą. Ja, tai komentaras irgi reikės. Aš nežinau, Deividai, aš sužinojau daug dalykų, aš esu labai, labai patenkintas, aš labai džiaugiuosi, kad tu darai tokią, netgi savo ir pramogą, aš taip suprantu, savo ir savęs tobulėjimą, na, tipo, pasižiūrint video, kur pasifilmuoji, kad žinotum, kaip kalbi, kaip bendrauji ir panašiai. Pramogą darai vaikams, nes jiems smagu pasifilmuoti, padaryti intervų su tavim ir panašiai. Tai tu darai daug gero, tai aš labai tau noriu iš tikrųjų palinkėti, nepamiršt to, kad visam tam futbole iš tikrųjų, kaip ir pats minėjai, yra daug kaifo, malonumo to ir kad tą malonumą vis laik perteiktum, žinai, ir vaikams ir kad niekada tau neatsibosti tai daryti, nebent jau, jeigu jau atsibosti, kad eitum kitką daryti. Ačiū. Puikus palinkėjimas. Yeah. Aš linkiu likti gerų žmogų. Ja. Tai va, tai Ignas Kurklietis, geras žmogus, vaikų treneris, galit pasiekti socialinės tinkluose, daro labai smagų turinį su vaikais, vaikai irgi nepėsti ten yra, tikrai, žinokit, ten jūs išgirsit daug bairių ir iš jų, kad Ignas yra storas, kad Igno veidas yra kaip spogas, tai va, tokių daug bairių išgirsit. Čia aš cituoju, čia ne vieną žodžią mano nebuvo. Gerai, ačiū tau labai, kad atvarai. Ačiū. Ir viskas. Ačiū uždėmesi. Iki kada nors. Fainai. Jo, ačiū, kad Gerai, man ir patiko. geras žmogus esi. Geras žmogus.